Šiandien noriu papasakoti ir parodyti, kaip nematant naudotis paštomatais. Mes turime 5 paštomatus, iš kurių 3 turime pritaikytus. Tai pirmiausia, aš einu prie LP Express paštomato, kuris visai neseniai padarė galimybę skanuoti barkodą ir taip durelės atsidaro ir aš galiu pasiimti siuntą. Tik man nematant, čia yra vienas toks menkas minusiukas. Man reikia pataikyti, paliesti ikoną, atsiimti siuntą. Tai nematant, tai tikrai yra iššūkis. Aš kai truputį matau, aišku, nematau, kas parašyta, bet matau ekraną ir matau ten tokius patamsėjimus, šešėlį. Ir dar kažkaip suskaičiuoju ten pirmą iš kairės, kad yra tas siuntos atsiėmimas. Bet jeigu kitam paštomate bus nebe iš kairės, tai aš jau ir nebežinosiu. Pabandyti pataikyti pasiimti. Ir skaneris yra kažkur toli. Kažkur čia. Štai durelės. Ir siunta. Blemba, kaip jie čia įkišo, vis ištraukti neįmanoma. Visai pamanin vadovą. Pavyko. Pavyko sunkiai, bet pavyko. O dabar keliauju savo siuntos atsimti į Venipak paštomatą. Šiaip mane sunervino žiauriai, nes aš prašiau įdėti į naujininkų paštomatą, jie įdėjo į Kedrų Rimi. Tai visą laimę, kad aš dirbu netoli tos Rimi. Tai nuėjau ir pasiėmiau, bet aišku, man reikėjo jį susirasti. Va čia, va žiūrėkit, va čia. A, šitas. Čia. A, supratau. Gerai, turėčiau. Pabandykit skanuoti. Aš pastovėsiu. Viskas nuskanavo. O, viskas atsidarė. Ačiū. Va čia, va žiūrėkit. Gerai. Ačiū, Ovai. LP Expressas ir Venipakas, nors ir su trūkumais, bet vis dėlto atsiliepė į Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos prašymą pritaikyti paštomatus regos negalią turintiems žmonėms, ko nepasakysi apie Omniva ir DPD. Jie iki šiol dar išsisukinėja ir nesiūlo jokių sprendimų, kurie padėtų mums neregiams naudotis paštomatais. Taigi, pakeliau aš pasiekiau savo patį geriausią paštomatą. Pats, kuris yra labiausiai pritaikytas, geriau pritaikyto, net negali įsivaizduoti, dėl to, kad čia nereiks man nei ten skanuoti kažkokią kodą, ieškoti skanerį ir panašiai. Ir jeigu dar įsižiūrėsim, tai čia net yra brailio skaičiukai. Pavyzdžiui, aš dabar liečiu 39 dureles, tai mano siuntą išsimčiau, kad reikia man pirmų. Tai ieškokim kažkur čia 38, 36, čia 35, bet kuriuo atveju bus šitam krašte turbūt. O čia dingo brailio skaičiai. Bet va, antras. Ne, čia 20. Taip. O čia 5, 4, 3, 2. Jo, man kaip visada sekasi pas mane pačiam viršui. Pačios aukščiausios yra mano. Ir kaip matom, čia yra pulteliai ir su fiziniais mygtukais. Tai man tiesiog reikės pasižiūrėti iš savo žinutės kodą ir jį surinkti. 567648. 567648. 567648. Ir enter. Ir atsidarom dureles štai. Ir pasiimam savo siuntytėlę štai, prašom. Vat ir viskas be jokio streso, be jokių nesąmonių, be jokių skanavimų. Viskas labai elementaru ir paprasta.